Labas vakaras visiems. Sveiki. Grįžome į eterį su Birute po įvairiausių nuotykių ir dabar iš tikrųjų vėl aktualia tema. Nagi pavasaris, neprognozuojami orai iš tikrųjų. Tai karšta, tai šalta, tai karšta, tai šalta ir nežinia kas, tai vėjas ir dar kažkas. Ir žinoma, nemažai žmonių jau matosi, kad truputėlį ir nosytė bėga, ir peršalia, arba dar kažkas, jau čia kosuliukas. Na ir visi galvoja, kokius čia papildomai naudoti, ar vitaminus, ar ką čia, kad sustiprinta savo imunitetą, kad apsisaugoti arba greičiau pasveikti. Tai, sakykime, aš irgi va dabar Birute prisislidinėjau, prisilaipėjau kalnais, gėriau tavo nuostabią arbatą, ačiū, bet vis tiek sugebėjau šiek tiek nušalti nosį. ir pati dabar vartoju visokius gerus dalykus, ajurvediškus. Tai ir visi jie turi vieną bendrą dalyką, tai kad daug vitamino C. Tai šiandien tema tokia ir bus apie tokį daiktą, kaip čia pasakyti, apie tokį produktą, vaisių amalakį. Tai Birute papasako, kas tai yra visų pirma ir kodėl jis mums čia turėtų rūpėti, kuo jis čia mums geras. Tai jo, amalakį tai ajurvedoje vienas iš plačiausiai gal vartojamų vaisių yra. Amla, amalakį galima vadinti, lietuviškai vadintasi indiškasis lapainis arba indiškasis agrastinis lapainis, nes tai yra medis, bet jis yra tokio, palyginti vidutinio dydžio, vaisiai užauga tokie, kaip maži obuoliukai arba kaip slyvos panašiai, gali būti jie nuo žalio iki tokio tamsaus raudonos spalvos tie vaisiai ir jie labai plačiai naudojami ir auga, sakysim, kažkur tai nuo 200 iki 2000 aukštyje, ta prasme, arba lygumuose, ar papėdėse kažkokiose. Ir Indijos jis irgi kaip šventas medis, dėl to, kad labai daug naudingų savybių turi, kaip jauninantį poveikį turi. Ir vadinamas netgi dangiškuoju vaisiumi šitas augalas. Naudojamas irgi jau virš 2500 metų. Ajurvedoje, medicinoje, sakykime taip, jisai vartojamas. Ir jame ypatingai labai gausu vitamino C. Tai jeigu mes, pavyzdžiui, lygintume su citrina, tai pavyzdžiui 100 gramų amalakį, jame yra kažkur tai nuo 440 iki 800 mg vitamino C. O citrinos 100 gramų, tai joje yra tik tai 65-85 mg vitamino C. Tai įsivaizduokite, apie nuo 10 iki 13 kartų yra daugiau vitamino C, reiškia, mums daug mažesnio kiekio reikia, kad mes gautume tą vitaminą C, ypatingai kai sergame, kai mums reikia tokio pastiprinimo. Taip? Bet aišku, tai ne tik tai, kad jame yra vitaminas C. Tai čia vienas iš pagrindinių komponentų, taip, bet jame lygiai taip pat labai gausu yra kitų vitamino mikroelementų, tai išvardinsiu irgi kitus. Tai pavyzdžiui, vitamino A yra, tai vitamino A yra, tai čia jau tai tarptautiniais vienetais, jeigu skaičiuoti, tai yra 290 tų tarptautinių vienetų. Sakysim, vitamino E yra apie 0,16 mg. Bet čia viskas, sakau, 100 grame, kad iš karto priminti. Tada B grupės vitamino labai daug yra, būtent irgi amalakė, būtent tame vaisiuje. Tai yra vitaminas B, niacinas, jo yra apie 0,3 mg, vitamino B6 apie 0,1 mg, tada vitamino B9 apie 6 mg ir pantenolio rūgšties vitaminas B irgi jame yra apie 0,3 mg. Tai reiškia, kad jisai tikrai labai daug ir vitaminų turi, ypatingai kai mums tie vitaminai labai ir geležies įsisavinimui labai gerai padeda, nuo oksidacinio streso. Aišku, aš apie tai gal dar paskui irgi papasakosiu. Tai mikroelementų irgi labai daug turi, tai pavyzdžiui, kalcio apytiksliai apie 25 mg, geležies apie 0,9 mg,
magnio turi apie 10 mg, fosforo apie 21 mg, natrio turi apytiksliai apie 13 mg, cinko apie 12 mg, vario apie 0,1 mg, tada mangano turi irgi apie 1 mg, apie 0,1 mg, bei seleno. Tai reiškia, kad tie visi mikroelementai irgi, kurie turi, tai jie būtent irgi padeda. Ir ne tik tai, kad dėl vitamino C, tai, bet reiškia, kad stiprina mūsų kraujotaką, gerina kraują, padeda pasisavinimui, pavyzdžiui, cukraus irgi dėl mažinimo, taip, tada prie lipidų mūsų to gerinimo, tada padeda tą įsisavinimui geležies irgi, jeigu mums trūksta. Reiškia, kada jeigu būtų, pavyzdžiui, opos irgi kažkokios, tai taip pat jis labai gerai padeda prie gastritų kažkokių, tai nes gerina virškinimą. Tada dar labai daug turi visokių polifenolių, turi, tada flavonoidų turi, ir visos tos savybės, jos tikrai turi ne tik tai, kad dėl vitamino C, bet tiesiog dėl pačio viso jauninančio poveikio, stiprinančio mūsų organizmą. Tiesiog, tai yra, kaip čia sakau, tikrai kaip dangiškas vaisius, kuris labai stipriai daro poveikį mūsų organizmui. Taip pat ir nervų sistema irgi ramina, todėl kad vitamino B grupės labai daug turi. Tai, ką dar pasakyti, tai yra, o pavyzdžiui, Ajurvedoje, jau tose raštuose, rašo, kad ir prie kvėpavimo takų labai stipriai padeda, temperatūrą mažina, troškulį malšina, irgi skatina širdies veiklą gerina, smegenų veiklą gerina, išvis prisideda prie viso organizmo tokio stiprinančio poveikio. Raudonųjų kūnelių irgi kiekį didina, prie kaulų irgi kepenų, tulžies, blužnies veiklą gerina. Tiesiog, galima išvardinti beveik visą organizmą, ką vardintų, beveik viską jisai daro. Tas būtent amalakė. Birutė, įtikinai, žinok, jau, kad tikrai geras dalykas. Manau, kad ne mane viena. Aš kiek atsimenu, liktais įeina šis irgi produktas įeina ir į trifalą, tai gal tuo pačiu mums ir pasakyk tada, o kur mes jo rasime. Yra jis atskirai tokiu kaip papildas ir yra jisai tiesiog įmaišytas į kažką, kaip sudėtinė dalis. Taip, tai pas mane būtent Ajurveda moterims svetainėje yra arbatų apie 57 rūšis, tai 24 rūšise įeina būtent amalakė tam, kad pastiprintų poveikį ir tą organizmų tą naudą duotų. Tada yra atskirai dar vien tik tai iš amalakės, aš kaip tik pasiruošusi, yra gėrimai, konkrečiai kur tik amalakė eina, ir yra vien tik tai amalakės, o kitose yra dar papildomas kažkoks vaisius, sakysim, ar kažkoks ingredientas, kuris dar papildomą poveikį turi, bet to, ką amalakė daro. Tai galima irgi pasirinkti tarp kažkur 10 rūšių, ką dar norite papildomai pagerinti. Tai sakau, bet apie 80% čia įeina amalakė, o jau 20% kažkokia tai kito ingrediento ir vienas yra, kur vien tik tai 100% amalakė. Ir būtent šita įmonė, jinai visiškai natūraliai rankomis apdarojama, be jokių technologijų didelių, tam, kad išlaikyti tą didžiausią potenciją ir geriausią potenciją būtent to augalų. Taip pat jisai dar priminsiu, kad ir į čivamprašą įeina irgi pagrindinė sudedamoji dalis. Tai daugiau tų eliksyrų irgi yra, į kuriuos į visus įeina. Jų irgi yra ten virš 10 rūšių. Tai irgi pagal ko mums, sakysim, organizmų reikia, tai irgi tada reikia rinkti, sakysim. Bet čivamprašas yra toksai universaliausias eleksyras, kuris stiprina mūsų imunitetą labai gerai. Tai dar jisai yra... Aš iš tikrųjų, jį man išrašė, aš įsiterpsiu, kad čivamprašą iš tikrųjų beveik visiems, kai buvome Indijoje irgi pas Ajurvedos gydytojus, jau tokius čia garsius, tai visi liepia būtinai įsigyti šitą produkto, tiesą pasakius. Sakė, auksinis dalykas ir kiekvieną kartą jauti, kad
kosulys, kad šiaip kažkoks su imunitetu nelabai kas ir profilaktiškai tikrai labai naudojasi šitas. Taip, tai profilaktiškai nuo rudens pradėti vartoti iki kol baigėsi tas šaltas visiškai periodas, tai reikėtų tikrai vartoti ir tada mes tikrai tikimybė, kad susirgsim peršalimo ligom kažkokiam tai arba blogai jausimės, tai tikrai labai maža, nebent jau kažkur ten labai jau stipriai kažkur užsikrėsime, nes jisai kartu dar gerina ne tik tai, kad nuo to peršalimo imunitetą, bet ir žarnynui labai gerai, čia man prašas, irgi jeigu su viduriais kažkokios tai problemos, tai taip pat. Tai dar pas mus yra ir džiovinti irgi, bet jie jau aišku mirkyti, kaip yra, panardinami dar į cukranendrių sirupą trumpam, tam, kad jie suminkštėtų ir greit ištraukiami ir vėl ant saulės yra džiovinami. Tai tam, kad irgi gautų tą tokia irgi teigiamą saulės tą energetiką tie vaisiai. Tai irgi galima juos valgyti. Lygiai taip pat, nes pats jisai labai rūgštus, nes, pavyzdžiui, kaip Ajurvedoje ir kalba, kad amalakė, tai turi 5 skonius. Iš viso yra 6 skoniai, tai vienintelio ko jisai neturi sūraus. Daugiausia, aišku, turi rūgštaus ir kartaus to skonio, bet nors atrodo rūgštaus skonio labai daug turi, bet jau kaip mes ir kalbėjom apie mūsų tas konstitucijas, vata, pita, kapha, tai ta pita, kuri ugninė, kuri ten su oda turi problemų, su plaukais, su kažkokiais uždegimais, tai amla, jinai turi tokį irgi vėsinantį poveikį, tai reiškia, kad jinai labai gerai mažins pitą, nors jinai balansuoja visas došas, visiems tinka. Ir vatai, ir pitai, ir kapkai, bet pita irgi dėl tų uždegiminių procesų, nes jinai būtent mažina tos uždegimus. Tai jeigu jaučiate, kad kažkokie pas mus uždegimai organizme prasideda, kažkokie lygos tokios stipresnės, tai tikrai amlą reikėtų vartoti, tikrai galima net nemažai jos vartoti, jos galima dabar aš galvoju, iki kažkur, taip užtenka į dieną apie 20 mg, bet galima iki 2000 maksimumas yra. Bet aišku, mūsų organizmas natūraliai pasisavina vitaminą C visiškai kitaip, negu kada yra kažkokiuose papilduose arba kada mes, askorbino rūgštį, jinai nėra natūrali ir dauguma gydytojų arba netgi biochemikų, kurie tyria apie vitaminą C, jie ir kalba apie tai, kad ta askorbino rūgštis, kuri yra, jinai netai pasisavina. Tai yra 1/6 vitamino C, kuris yra natūralus. Tai reiškia, kad mes būtent vartodami amlą, mes gauname visą tą vitaminą C ir jame maksimumas yra vitamino C iš visų augalų, vaisių, tai niekur daugiau nėra tiek vitamino C, be kitų naudingų, sakysim, vitaminų ir mikroelementų, kurie iš tikrųjų tiesiog stulbinantį poveikį daro mums. Tai pavyzdžiui, aš galiu netgi pasakyti, pas mus yra moteris pirkusios, kuriems slinko plaukai, geria, sakau, tą amlą ir jom nustojo slinkti plaukai. Pavyzdžiui, ir virškinimui labai gerai gerina. Tiesiog, aš noriu pasakyti, kad amla tai yra tiesiog iš tikrųjų, jį reikėtų turėti vos ne kaip vaistinėlę savo namuose. Taip, iš tikrųjų. O Birute, nes ne visiems ta amla iš tikrųjų patinka ir jeigu, pavyzdžiui, aš turiu jį tą grynai, ir aš tiesiog įsidedu šiek tiek medaus, ar čia aš teisingai darau, gerdama tą gėrimą? Taip, teisingai, nes medus būtent irgi dar padeda, aišku, negalima į karštą dėti jau medų, arba tiesiog, kaip rekomenduoju, į burną įdėti truputį medaus ir užsigerti. Bet, pavyzdžiui, jeigu gerti šituos gėrimus, nors sakau, jų labai daug rūšių yra, tai jis yra natūralus, tai jisai netirps. Visiškai netirps jums užpylus to karšto vandeniu ir nepraras savo naudingų savybių, nes jį netgi galima pavirti netgi iki 3-5 minučių, ta prasme visiškai neprarandamos savybės. Tai įdėjus, ta prasme užsigeriant su ta, tai reikia maišyti. Ta prasme, geriant maišyti, kad būtinai viską gautume. Arba galima dėti, sakysim, į kažkokius, nežinau, ant košės kažkokios susibarstyti, taip. Galima į kokteilius kažkokius, kai mes darome, įdėti šaukštelį. Būdų, kaip vartoti tą amlą, tiesiog iš tikrųjų, pavyzdžiui, 100% natūralią amlą, tai netgi galima kaukės daryti plaukam. Tai čia aš noriu pasakyti, kad daug būdų visokių yra.
Ai, netgi kaukės, nu tai tuoj turėsiu pasakoti apie Taip, taip, kaukės taip. plaukams. Taip, nes jinai dedama į labai daug kuriuos šampūnus, į kaukes dedama, yra milteliai. Aš pati vartojau irgi miltelius, ane, kada vat, ploviau natūraliais, sakysim, ingredientais, tai vat yra milteliai, kur plauti ir ten amla irgi įeina tam, kad, nu, vat, sakysim, galima ir kaukę daryti, ir plaukus, net į dažus kai kuriuos įeina amla tam, kad jinai vat, irgi nu, pagerintų tą poveikį plaukam. Tai amla aš dėl to aš sakau, kad jinai iš tikrųjų tiesiog ant tiek stiprus jos ir geras poveikis, kad aš net nežinau, kaip pasakyti. O jo labiau, kad šita įmonė, vat Everest Ayurveda, jinai viską gamina nu ant tiek natūraliai, kad būtent išlaikytų tos savybės, kad žiūri, kur renka, kad nebūtų tikrai kalnuose, kad tos savybės būtų išsaugotos, kad tai natūraliai džiovinama, natūraliai viskas apdorojama, tam, kad iš tikrųjų mes gautume pačias teisingas ir teigiamiausias tas savybės to augalo. Be abejo. Na ir tie saldainukai, tarp kitko, visai skanus jie, tik tais siūlau nepadauginti, kaip man yra tai buvę, nes aš labai apsidžiaugiau, kai prisivalgiau, po to visą burną buvo susitraukusi. Tai gal tuo metu trūko truputėlį, taip apsidžiaugiam lėktuve, kaip tik skrisdami ir prisivalgėm. Tai, bet irgi neblogas dalykas toks paskanauti, jeigu jau skanauti, tai geriau tokius dalykus. Dar kažkokiuose produktuose yra šito amlos, ar čia pagrindiniai va tie ir yra? Aš kaip ir sakiau, aišku, kosmetikoje daug yra, ane, sakau, plaukų priežiūrai labai daug vartojama, sakysim, ir dar, kaip ir sakiau, pas mus yra, trifala įeina, aišku, kaip mes ir kalbėjom, kad pagrindinis iš 3, trifala tai reiškia 3 ingredientai, ne, tai vienas iš 3, tai būtent yra ta amalakė. O pas mus yra arbata trifala, bet joje truputį daugiau visokių ingredientų, kad pamažinti tą tokį sutraukinti tą skonį, kuris yra būtent jeigu tik miltelius imsime trifalą. Ir būtent jau arbatas, kurias mes pardavinėjom, tai jas reikėtų pavirti bent jau 3-5 minutės, kad tas ir skonis, ir poveikis būtų stipresnis. Tai va tą dar norėčiau pasakyti gal. Tai jo, daugiau gal, sakysim, jo, aišku, galima ir miltelius vartoti, amlos yra milteliai, sakysim, kapsulėse būna, ne? Tai galima ir juos, aišku, pirkti, bet natūrali, bet kuriuo atveju tai jūs įsidedate, sakau, tiek, kiek norite, sakysim, ir skanaujate, sakysim, labai gerai. Taip, iš tikrųjų, nėra tas skonis kažkoks ten blogas, yra tos rūgštelės, truputėlį kartumo, bet tikrai jeigu mes pelyną išmokę gert nuo vaikystės, manau, kad jau viską galime gerti. Man tai, kaip tu sakai, man ta amla labai skani, ypatingai, bet kuris yra, dabar aš parodysiu su imbieru, tai ypatingai, dabar galvoju, gal ne šitas, jo šitas, raudonas toksai, tai su imbieru, tai ypatingai, bet kada peršalimo lygos, tai ypatingai, dar imbieras, tai ypatingai labai skanus, medaus įsidėjus, tai tiesiog, pasaka yra, sakau, geri, tiesiog su didžiausiu malonumu geriasi, kas irgi imbierą, sakysim, mėgsta. Dar noriu priminti irgi, pavyzdžiui, moterim, mes turim irgi amlą su šatavari, pavyzdžiui, yra labai irgi naudinga, sakysim, tiesiog, irgi hormonam dar kartu moteriškom. Tai jeigu, sakysim, iš tų sąnariam yra, tai su šilait mumijo yra, su mumijom, galima sakyti, irgi labai naudingas. Aišku, to mumijos skonis vieniem patinka, kitiem nelabai, bet nauda, tada galima tiesiog tokį šatuką pasidaryti. Nediduką, ne? Įpilti šaukštelį, išmaišyti nedideliam ir tiesiog išgerti, arba, sakau, kokteilį įdėti. Tai tiesiog ta nauda yra tiesiog didžiulė, nes ypatingai, sakau, ne tik dėl to vitamino, kaip ir sakiau, C, bet dėl kitų visų naudingų medžiagų, dėl kraujo, dėl pagerinimo, dėl visko, tai yra tiesiog, ta mažina ir nerimą, ir stresą, ir tos, kaip ten sakau, dėl tų laisvų radikalų, dėl visko, dėl oksidacinio streso mažina, tiesiog, ten sakau, ten antiek naudinga, kad, net nėra žodžių, sakysim, nė vienam augale turbūt tiek daug visko nėra, kaip būtent tam. Ne veltui jį taip garbina. Norėjau dar pasiklausti, vis tiek, tu minėjai, kad kiek jo galima pavartoti, bet ar ilgai jį vartoti, ar kasdieną galima, kiek ilgai.
na, viskas proto ribose, tai tas be abejo, kad Ne, tai aišku, kad jeigu... proto ribose. Organizmas vitaminą C labai gerai pasisavina ir labai gerai pašalina, ne? Tai mes galim tikrai kiekvieną dieną po nedidelį kiekį tikrai vartoti, nes mums vitamino C iš vis tyrimai yra atlikti, kad būtent ir miestuose gyvenant, ir būtent labiausiai žmonėm trūksta apie 90%, gal netgi virš 90% žmonių trūksta vitamino C, kad mes jo nedagauname. Tai užtat reiškia, kad mes tikrai galime jį vartoti saugiai. Aišku, ne per daug, ne? Nes jeigu labai didelis trūkumas vitamino C organizme yra, tai tada galime ilgesnį laiką vartoti, sakysim, tą didesnį kiekį. Bet šiaip kiekvieną dieną, sakysim, po šaukštelį kažkur tai suvartoti, tai tikrai mes nepakenksim organizmui, o tikrai tik tai padėsim jam. Tai yra tikrai visiškai saugu ir tai yra visiškai natūralu. Reiškia, tie... Mūsų maiste iš viso, ne, tą, ką mes valgome, ypatingai, jeigu mes patys neauginame, tai tuose vaisiuose, ne, tikrai trūksta mums vitaminų ir mikroelementų visų. Tai papildomai vartoti, tai tikrai būtina netgi. Taip, nes kaip ir mokslininkė viena kalbėjo iš Šveicarijos, kad mūsų, sako, brangieji, bet tai mūsų vaisiai nebėra tokie, kokie būdavo anksčiau, kokie senovėj, sako, jie yra labai saldus šitie mūsų vaisiai. Anksčiau obuolys buvo rūgštus, tai kad ten buvo daug vitamino C vien toje odelėje, o dabar ne tik, kad jos ir nupurkštos, na gerai, kas gauname natūralius, bet sako, jau jie nebe tas veislės, jau jie kitokie, tai kiek aš domėjausi, jeigu neklystu, kad mums, bent jau kalbant apie vitaminą C, tai apie 40 mg į dieną reikia, o organizmas jo natūraliai negamina, tai reikia iš kažkur jo gauti. Ir apskritai jo nauda tai begalinė, netgi esu skaičiusi, žiūrėjus netgi dokumentiką, be abejo, tai, žinot, kažkieno irgi daryti tyrimai, bet kad vitaminas C netgi ir vėžių sergant labai naudingas. Taip, begalė atvejų. Begalė atvejų, tikrai begalė atvejų jis naudingas, tai aš ir sakau, ir prie kraujospūdžio, ir prie onkologinių, ir su širdim, kada yra, ir su skrandžiu, tiesiog, begalė ligų, prie kurių jis tai padeda, tikrai labai, čia cholesterolį kiekį irgi mažina, pavyzdžiui, jeigu padidės cholesterolis, net nežinau, nuo ko jisai, sakysim, nežinau, net aš kaip ir sakiau, vitamino B daug yra, ne, tai reiškia ir nerima, kitaip pat, tiesiog, tai iš tikrųjų amla tai yra ne tik dėl vitamino pačio C, bet labai, labai sveika ir tikrai, ir pirmiausia, kad tai yra visiškai natūralus produktas, tai reiškia, pasisavinimas mūsų organizmo bus visiškai kitoks, tai jūs patys, manau, žinote, kad valgant paprastą obuolį, ne, tai mes gaunam viską, tai lygiai taip pat valgant tą vaisių mes gausime viską, tas, kas jame yra, ta ląsteliena, kuri mums reikalinga organizmui, tai visiškai kitokia nauda yra. Supratau, ačiū Birutė, iš tikrųjų mes ilgai kalbėjome apie šitą vaisių, bet jisai tikrai yra ypatingas, dėl to tiek laiko ir netgi užtrukome ir netgi susitarėm, kad kalbėsim tik apie šį vaisių, nes jam tikrai, apie jį yra tikrai ką papasakoti. Tai dėkui tau labai už šitą pokalbį ir aišku, visiems linkime sveikatos, dabar pavasaris, tai be abejo pats tas laikas, ypač šiais orais, stiprinti savo imunitetą. Ir dėkui, Birutė, kad šiandien prisijungiai mums papasakoti, nes aš jau galvojau, kad galbūt neprisijungsi, būsi ne toje nuotaikoje, nes paliko tave draugas, pažįstamas geras. Šiandien išėjo, taip? Taip, jo, norėčiau tikrai minutę pagerbti jo atminimą, nes jo dėka aš tikrai nuvažiavau į Indiją, pamačiau kalnus ir pabuvau tokiose šventose vietose, kur labai retai ką nuveža. Tiesiog ir man, jisai ant tiek šviesus žmogus buvo, ant tiek šiltas, ant tiek geras, ant tiek jisai darė daug gerų dalykų, ant kiek jisai padėjo irgi ir vargstantiem, kurie neturėjo, jisai labdarą, ta prasme, ir darė labai daug, kuriuose vietos, daug tiesiog tos labdaros tikrai darė. Ir jisai vadovavo Ganga restoranui Kaune, Enrikas toksai, ir aš net nežinau, kaip pasakyti, bet toks
antiek šviesus žmogus, antiek geras ir man Dievas, kaip čia, leido pabūti su juo toj kelionėj ir mes vakar irgi jį aplankėm paskutinę dieną, tikrai jisai buvo silpnas ir tikrai mes nesitikėjom, kad vat ryte tą gavau žinutę, kad jisai iškeliavo ir tikrai labai sunku, nes tokių žmonių, ta prasme, labai reta, tokių šviesių ir tokių gerų tikrai labai gaila, kad jie palieka, bet aš sakau, tikrai džiaugiuosi, kad Dievas man davė galimybę su juo susitikti, tai vat norėčiau kokią minutę tylos pagerbti jo atminimą. Dėkui, Birute. Iš tikrųjų labai svarbu, bet irgi priminimas susidėlioti vertybės į vietas, kas yra svarbiausia gyvenime. Taip pat besirūpinant kitais, nepamiršt pasirūpinti ir savimi. Nes tikrai žmonės, nuostabūs žmonės išeina per anksti, tikrai per anksti. Šviesų žmonės išeina per anksti ir labai dažnai tie šviesūs, nuostabūs žmonės rūpinasi absoliučiai visais, bet kartais pamiršta save. Tikrai labai rūpinasi visais, nes aš sakau, toj kelionėj tiek pagalbos buvo, tiek supratimo, tiek visko, tikrai retas labai atvejis yra. Tai va, mylėkime, kaip sakant, mylėkime tikrai vieni kitus ir save mylėkime. Rūpinkime savimi, savo sveikata ir dėl to čia mes ir esame, dėl to ir šitos laivus darome, dėl to, kad esam visi patyrę ir turėję yra artimųjų, kuriems yra sunku ir tikrai norime pasirūpinti ir savim, ir artimaisiais ir dalintis šiomis žiniomis, ką mes galime, tuo mes dalinamės, ką sužinome, tam, kad palaikyti save. Ir palaikyti save. Taip, kentėti iš tikrųjų. Tai va. Kad ir truputėlį liūdna žinutė baigia mūsų pokalbį, bet galbūt ne tiek, kad liūdnai galvokime, bet tiesiog labai labai vertinkime savo sveikatą, savo gyvybę, peržiūrėkime vertybės. Šiandien aš pas gydytoją irgi buvau ir jisai sumažino net savo darbo etatą, gan garsus gydytojas, dėl to, kad jisai persidėlė irgi savo vertybės ir sako, man su šeimas būti svarbiau. Jam taip, ir jisai iš tikrųjų, gal ir mums nėra tai labai naudinga, bet aš tikrai negalėjau nieko sakyti, tik pagirti jį už tai, kad jisai sako, man būti paskutinėmis dienomis su savo mama, su savo šeima yra daug svarbiau vis dėlto ir negu darbas. Tai va, tai to paties. Mūsų artimieji tikrai, bet kaip tu teisingai sakai, mūsų artimieji tikrai jie labai svarbus mums yra ir be jų mums tikrai labai sunku, mes tada jaučiamės vieniši ir iš tikrųjų ir atleisti mokėti ir priimti kitą, kad jis ir kitoks yra labai labai svarbu. Tarsi mylėti iš tikrųjų pačius artimiausius, galbūt su jais kartais sudėtinga būti, bet ta meilė ir ta artumas tikrai atperka viską. Ir džiaugtis kiekviena akimirka, o užbaigti šiek tiek, nors truputį linksmesnė, pozityvesnė gaida, nors tai iš tikrųjų aš suskaičius, kad vitaminą C mes gaminamės juokdamiesi. Kiek tame tiesos, nežinau, bet vis dėlto mėgaukimės kiekvieną akimirką, nes net patys nuostabiausi žmonės vieną minutę čia, kitą minutę ne. Niekad nežinai, tad juokimės, gaminkime daug vitamino C, jeigu trūksta išgerkime, mylėkime artimuosius savo
tikrai susidėliokime teisingai vertybės ir ačiū tau labai, Birutė, už pasidalinimą, už atvirumą ir už tai, kad šiandien apskritai sutikai kalbėti su mumis. Ačiū tau, Milda, kad irgi padėjai man, palaikai mane. Be abejo, be abejo. Gero vakaro visiems. Gero vakaro.